matėt, kaip gipso kartono plokštėm išlyginau sienas. Gavosi ne viską pavyko padaryti, vien dėl priežasties tokios, kad gavosi vonia idealiai tinka šitam tarpui ir daugiau jinai negalėtų būti apdirbti kraštai, vien dėl to, kad po to jau jos nebūtų įmanoma įkišti. Tai, kad būtų galima ją įdėti, nedaklijau vienos juostos plokštės, o šitoj vietoj šitą sieną jau reikės tinkuoti. Tai dėl to, kad praktiškai jinai yra ganėtinai mažai vietos, tiksliau joje, ir gaunasi gipsas tiesiog netelpa ir nesusilieja su pagrindiniu pagrindu, kuris jau yra jau pralygintas. Nors jisai gal ir nėra visai idealiai lygus, bet kažkaip tai reikės padaryti, kad šita vieta būtų sueinama su visa siena. Kitokiu atveju tai turėsim didelės bėdas, kada jeigu čia darysim pagal gulčiuką, tai bus vienoje vietoje įsikiša, kitoje vietoje susiglaudžia ir nieko gero čia nesigaus, ypač kaip plyteles sudėsiu, tai gausis kantas labai matysis. Tokioje vietoje, tai kaip ir čia teko padaryti suėjimą, suvedžiau pagrindą su pagrindu, užtepiau per fliksą ir viskas tenai savėjo ganėtinai gerai. Dabar, ką aš vonę darydamas, tinkuodamas sienas, tai pasiėmiau, užsiklijau bent jau vonę, kad jinai tikrai tvarkingai būtų, nes prieš tai santechnikas užsidėjo vonę, bei kadangi ta vonė turi tokią specifiką nusėda, kai pripili ją vandens, tai visą laiką, jeigu kam tenka susidurti su voniom, tai pasistatot vonę, prisipilat vandens, vien dėl tos priežasties, kad jinai pripilta pilna vonė vandens, jinai susėda. Tai jeigu dėsis ar plytelės ties šitų kraštų ar kas nors panašiai, tai turi didelę tikimybę, kad ta vonė gali šiek tiek įsiremti į tą vietą ir bus ne taip gerai. Ypač jeigu dedasi plytelės iki pat vonios. Jeigu dedam plyteles iki pat vonios, jūs neįsipilat vandens, gaunas taip, kad vonia susėda ir atsiranda plyšys tarp plytelių ir vonios. Todėl tokiose vietose visą laiką gerai prisipiltot vandens, jinai tegul pastovi 1 dieną, 2 dienas, nieko čia baisaus neatsitinka, pastovi ir viskas tada tenais gerai bus. Šito išvengsit. O toliau ką aš tada maišausi rotbando ir tepu sieną, kad ją būtų galima po to apdirbinėti su hidroizoliacija iki pat vonios. Ką dar galėčiau pasakyti apie patį tinką, tai jisai, kadangi yra gipsinis tinkas, gipsas mėgsta, turi tokią tendenciją, savybę, gavęs vandens, jisai padidėja jo tūris. Tiesiog įsipučia. Tai kadangi dabar užsimaišiau tinko, jisai šiek tiek pastovės, jisai įsipūs, tada persimaišom vėl tinką ir tada dėdami ant sienos, jisai vėl tokią pačią tendenciją turi įsipūsti. Tai kai užsitepam, iš karto nėra galimybės pralyginti, tai geriau tada paliekam. Jeigu pratraukiam tiek, kiek įmanoma pagal sienos kontūrus ir tada dar papildomai po kokio pusvalandžio ateinam, dar pabandom pralyginti jau kitą kryptimį ir pasižiūrim, ar tikrai viskas lygiai gaunas, nes po tam tikro laiko gali šiek tiek šitas tinkas būtų iššokęs labiau negu pagrindinė siena. Tai jeigu tokie variantai yra, ir šiaip visą laiką, jeigu ir darosi visa siena, tai atitinkamai gali atsirasti kažkokie nelygumai, tada jau kai tinkas pradėjo susėst arba jau džiūt, tada galima jau jį pralyginti ir visas pagrindas gausis idealiai lygus. Vien dėl tos savybės, kada gipsinis tinkas ganėtinai tokį dalyką turi, jisai su juo galima išlyginti idealiai sienas. Su kalkiniu ne visą laiką, bet aišku, jau tenais ekspertai turi daryti, jau ten jiem reikia daugiau įgūdžių ir panašiai, kad ta siena gautųsi tokia, kokia jau turi būti. Ir aišku, visą laiką būna, nėra tokio idealaus paviršiaus, kaip įsivaizduojama, todėl visą laiką pasitaiko, kada tos sienos būna šiek tiek arba bangelė, arba tenais guziukas, arba panašiai, o tokie variantai. Tai dabar sumaišęs, palaukiu ir tada tepu. Tai visą laiką prieš geresnį sukibimą, norint, kad tinkas geriau prikibtų prie pagrindą, reikia pagrindą sudrėkinti. Aišku, kad jisai nebūtų šlapės, užtenka tiesiog drėgno paviršiaus ir galima būtų tinkuoti. Ir su voliuku pasišlapino, nes tada jis mažiau čiuožia nuo sienos.
Taip, aš visą laiką mėgstu plonų sluoksnių pratepu sieną, kad dar mažesnė tikimybė būtų tinko nukritimui. Bet galima iš karto irgi mestis ant sienas ir šitą dalyką nedaryti, tai tiek, kad labai jau prikris, o dabar aš ant apačios turiu apačioje vonę, tai aš tikrai noriu kuo mažiau, kad tai atsitiktų. Todėl tinka užmest tokiu būdu ir jį prispaudžiant, kad jisai mažiau kristų. Tai taip, kadangi aš dabar jau turiu užsimetęs visą sieną tinku, kadangi baigėsi jau tas pats tinkas mano kibire ir kaip tik jau užteko, dabar norėdamas įsitikinti, pasižiūrėsiu, kuriuose vietose jo trūksta, tai man reikia visą sieną pabandyti vienu kartu nubraukti ir pasižiūrėti, kuriuose vietose trūksta ir kiek dar reikėtų užsimaišyti, gal iš viso net nereikės nieko maišyti, nes iš vienų vietų gali būti tinkas perkeltas į kitą vietą, tai tokiu atveju gali būti, kad kažkur tais daugiau užtiepiau, kitur gal mažiau. Tai manau pasiemu lyginimo lotą, kiti vadina reiką ar panašiai. Tai pabandysiu užtepti, pabandysiu nuimti kiek įmanoma tinko lygiai su siena ir pasižiūrėsiu, kuriuose vietose daugiau reikia, kuriuose mažiau ir jeigu reikės daugiau, tada reikės dar maišyti papildomai tinko. Dabar, kadangi šitą sieną jau esu pralyginęs, nieko daugiau kaip ir daryti nereikės, nebent tais pasižiūrėti patį lygumą, aš kadangi dabar braukiau horizontaliai, tai dabar reikėtų paimti vertikalų paviršių, kad pašalint kuo įmanoma daugiau nelygumų, nes jų, patikėkit, vis tiek būna atsiranda, tarkim pagal senos, jeigu braukiam tokį atveju pagal seną sieną, tai senos sienos kontūrai atsikartoja, tai kadangi šito aš nenoriu arba noriu kuo įmanoma daugiau sumažinti, kad tų nelygumų kuo mažiau man pasitaikytų, aš paimu dar kartą nubraukiu, nors aišku čia matosi, kad kai kuriuose vietose tikrai trūksta. Pridėjus reikia, tai aš matau, kad čia turiu didelį trūkumą, tai aš jį bandysiu dabar kompensuoti pačiu tinku. Nors, kad ir jisai man pradėjo džiūti, tai jisai nieko baisaus, pasimaišęs, vėl jisai pasidaro skaistas. Tai jeigu tokiose sąlygose turim ganėtinai šiltą butą, nors jisai va šitas taip ir yra, tai tokioj vietoj galima kuo įmanoma greičiau dirbti arba kuo mažint daugiau mišinį, kad kuo mažiau jisai turėtų laiką pastovėti. Nes gaunasi, kad jisai pradeda džiūti ir čia ganėtinai viskas greitai. Aišku, yra tekę daryti tokiuose darbus nešildomose objektuose, tai iš tikrųjų ganėtinai blogai, kada tinkas pakankamai greitai nedžiūsta kaip to nori, dėl santykinės oro drėgmės ir dėl temperatūros neišgarina vandens. Tai
su juo būna košmaras dirbti, o čia ganėtinai viskas greitai. Dar žiūrėk, reikia vos ne paskubėti, kad tais įmanoma būtų padaryti viską, ko įmanoma greičiau. Tai va, kadangi aš matau sienos kontūrus, kuriuose vietose buvo aukščiausias vietas, dabar bent jau bandau aš prasilygint, prisiglaudęs savo lyginimo lotą. Tose vietose bandau padaryti dar lygesnį paviršių. Užsitepdamas ant jo perteklių ir bandysiu tą perteklių nubraukti. Tai tokioje vietoje, jeigu turiu čia perteklių, va, techniškai, jeigu skystas mišinys, aš tą perteklių visą nubrauksiu iki pat galo, bet tik tais techniškai. Tai aišku, ne visą laiką pasiteisina, nes jeigu turim tokį padžiūvusį mišinį, tai jau ganėtinai su juo sunku dirbti, bet vis dėlto įmanoma. Kaip pasakys, nėra nieko neįmanoma, tai reikia tik tais noro. Ir beveik viskas tvarkingai. Dabar šiek tiek padarysiu pertraukėlę ir pasižiūrėsiu užsilyginęs, kiek čia reikia ir kiek čia. Po trumpos pertraukėlės turėjau tokį atvejį, tai dabar, kad visas tas pagrindas man prasilygintų ganėtinai gerai, aš dar tada galiu jį papildomai su tinku pralyginti. Jeigu šiek tiek skystesnį pasidarau, tai man tos tarpus užpildo jisai ganėtinai gerai. Jo, taip va, pabandysim tada tuos nelygumus užtepti. Bet sakau, nereikia tokių darbų labai baimintis. Dar vieni gali sakyti, kad iš tikrųjų gipsinis tinkas yra labai blogai voniose, drėgnose patalpose, vien dėl tos pačios savybės pūstis, gavęs drėgmės, bet yra kitas dalykas, jeigu čia dedasi plytelės, jokios drėgmės nepatenka į patį pagrindą, tai baimintis nėra ko iš tikrųjų, bereikalingai. Pas save aš, aišku, gal ten daugumą nesutiks su mano nuomonė, bet pas save net esu pats pasidaręs, sutinku gipsinių visą dušo zoną ir per 5 ar 7 metus ten tikrai, bent jau kiek aš atsimenu, ten tikrai nieko tokio neatsitiko. Niekas nenukrito, nenugriuvo ar neįsipūtė, neįsivartė plytelės, tai man tas pasiteisino ir kam papildomai žaist, aišku, kalkinis gal tenais ir geriau, bet prie pačių kalkių būna sunkiau prilipinti kažkokią dangą, tai reikia papildomą grunto stipresnio, nes būna kalkės, tai vienas dalykas, kad jos byra, o šitas suformuoja gražią sieną ir jinai to lygi. Tai jeigu kam tenka daryti, aš ganėtinai galėčiau rekomenduoti gipsinį tinką, nes jo storis visai kitoks. Pavyzdžiui, jeigu nuo pagrindo nelygumo užsitepsi kalkinį tinką, tai jo jau storis turėtų būti, atrodo, iki centimetro arba bent jau centimetras, 8 mm. Jeigu dabar gerai atsimenu pagal specifikacijas, bet jeigu neatsimenu gerai, tai jūs galite mane patikslinti. Tai žodžiu, prasitepi tą tinką ir jeigu tu turi mažą sluoksnį, tai jisai tau nebesilaiko. Atsiranda kažkokių papildomų trūkumų. Tai kaip ir pats betonas, jeigu nėra jo papildomai tinkamas sluoksnis, bent jau 5 cm, tose vietose jisai trūksta. Arba jeigu neturi dar prie ko laikytis, tai ima ir tiesiog išvažiuoja. Tai jeigu tokiose vietose tokius dalykus turim, tai visą laiką galima jį storesnį dėti. Tai jeigu tokio storio neturim, čia šituo atveju vienose vietose buvo gal 8 mm, kitur tai centimetras pusantro, tai čia nieko baisaus. Kaip ir dabar va matosi prasitepė, prasilygino pati siena ir dar kartą aš ją sudrėkinęs bandysiu kuo įmanoma gražiau nubraukti. Kiti gali, tiška gal net, šiek tiek per daug vandens.
Tai. O. Tai. Nu va, štai perteklius nusibraukė. Dar kiek įmanoma aš galiu pagrandyti to paviršiaus, kad būtų jisai kuo įmanoma man lygesnis. Jeigu aišku taip išeina padaryti, nes turim jau čia šiek tiek apdžiūvusi paviršių. Bet jisai labai gerai parodo, kuriuose vietose reikia skust, kuriuose vietose reikia dar šiek tiek užtepti. Bet jeigu aš visą plokštumą noriu pasiekti kuo įmanoma lygesnį, tai aš nugrandau, dar pašveičiu ir ganėtinai viskas gerai. Tai viena, nes dabar kas blogiausia man gali pasidaryti, tai aš tada turiu seną sieną, pagal kurią aš bandau šitą pagrindą pralyginti. Tai jeigu jinai nėra lygi, tai ir paviršius gali man kartotis paviršiaus nelygumui. Va. Va. Tai, nu ką, viskas ganėtinai, man atrodo, čia jau tvarkingai. Jeigu kas dėl savęs, aš galiu su pačia špakliuotė, su glaistikliu kokiu nors, paimti dar nubrauktos guziukus, kalniukus. Man čia labai jau idealiai nereikia, aišku, gali tenais užpildyti va šitus visokius, nes jeigu kokios šiuklės papuola, tai būna labai kvailai, kaip jas nubraukia nelygiai, arba bent jau padaro duobes, bet man tai čia iš tikrųjų tos duobės kaip ir iš esmės netrukdo. Nes vis tiek dėsis plytelės, tas paviršius neturi būti ten visiškai idealiai stiklas kaip vanduo, kaip įsivaizduojama, bet kuo įmanoma švaresnis ir lygesnis, kad būtų galima užtepti pačią hidroizoliaciją, nes į tos plyšius, kalniukus būna ganėtinai sunku tai padaryti. Tai dar šiek tiek prasimaišau, dar viršui tenais reikės, atrodo, perbraukti vienu papildomu kartu, bet čia bėdos kaip ir nesudaro, vienur galima su pačiu glaistikliu netgi tai padaryti. Tai, nes vis tiek tokiose vietose, kuo įmanoma jisai daugiau pradžiūsta, tuo sunkiau jį galima nubraukti, nes pasidaro papildomų šiukšlių, kurios šitą mūsų paviršių bando pagadinti. Tai kaip ir idealiai visiškai bandyti ant viltis, kad nubrauksi ir nutrauksi vienu kartu, tai nepadarysi. Čia daug variantų turi išmėginti, kad visas paviršius gautųsi, nes va kaip ir dabar matosi, nors ir vienas gabaliukas kietesnis tinko pasitaikė pas mane ant glaistiklės, jisai jau palieka savo žymes. Tai va, tos žymės ganėtinai negražios. Bet čia jau nieko nepadarysi, paliekamės kaip yra ir viskas. Tada galima dar papildomai susišlapinti. Jeigu yra tenka plytelių jūs bandyti sulyginti, tai visą laiką galimas toks variantas, kada tu paviršių nubrauksi su šlapia glaistiklė, vien dėl to, kad nepadarysi kalnų arba barbų spausdamas, o tiesiog nubrauksi pagrindinį paviršių, ant kurio ir susiformuoja visokie, jeigu, tarkim, atkreipiam dėmesį, kaip aš nubraukiu, paliekama mano braukimo kryptimi yra įrėžis. Tai jeigu tuos įrėžius bandau aš juos pašalinti, tai visą laiką aš juos pašalinsiu su šlapia glaistiklė. Tai va, ir paviršius ganėtinai man geras. Jeigu kas dar ganėtinai glotnus pasidarė,
Tai perteklius, aišku, bus panaudojamas, dar šiek tiek liko dar apačioj, kad galėčiau pasidaryti profilį dar keliose vietose, nes reikės čia profilį dėl pačios vonios sienelės, nes gaunasi, kad jinai neturi ką uždengti, kojos negražiai, metalinė vonia, tai reikės uždengti su sienele gipsinė, tai tam atveju reikės bent jau šiek tiek pratepti ir viskas gražiai. Šiaip dar galima, aišku, papildomai yra tokių glaistų, kurie gali tą visą glotnų paviršių jums padaryti, tai galima tik tais nepatingėti, pasidomėti. Dabar aš tik tais neatsimenu vienas, gali būti, kad Knauf Nivelo gal vadinasi mišinys, jeigu aš nesuklysiu, nes senai teko daryti, tai jeigu tokį paviršių turim nelygų, tai galima dar pasinaudoti, tarkim, papildomą mišinį, kuris ganėtinai gražiai garažų paviršius formuoja, ypač prieš glaistant ir panašiai. Tai va, toks variantas, gaunasi gal keli nubraukimai, bet va, viskas pasidarė. Jeigu kas prikibo, visą laiką galima iš karto nugramdyti. Rekomenduoju nepatingėti, nes jau kitą dieną jau bus papildomai sunkiau. Tai, o mano kredo gaunasi toks, kad kam daryti, per kelis kartus, jeigu gali per vieną kartą. Tai va, su tinkavimu šitos sienos baigta, dabar pereisiu bent jau su gipso klijavimu šitoj vietoj, bet tik tam atveju aš panaudosiu tinką, čia užtepsiu ir šitoj vietoj pralyginsiu bent jau sieną, kad galėčiau aš profilį prisikabinti, prisisukti. Aišku, gal to ir nereikėtų daryti, bet kadangi labai matau čia nelygų, tai man tas profilis vienur kabos ore, kitur galėsiu prisukti, kitur nelabai, tai geriau aš šitą padarysiu dėl visako. Ir tiek. Kadangi dabar ties pabaigimu vonios negalėjau praeitą kartą užklijuoti šitos lapo gipso, tai dabar pabandysiu jį šito etapo padaryti, tai paimsiu nedaug klijų, užsimaišysiu, šiek tiek ir uždėsiu, kadangi aš tenais šitos plokštės labai jau idealiai nematavau ir nedėliojau, tai gavosi man netolygiai, šitoj vietoj gavosi 24, o čia 20 ir keli tenais milimetrai, bet aš dėl laisvumo, nes čia klijų labai idealiai nebuvau prasivalęs, tai aš paliksiu didesnį tarpą, užtepsiu per fliksų ir viskas čia bus ganėtinai gerai. Tai dabar bandau pasiimti gipsą, aš jį išsipjaunu ir bent jau su sienom turėsiu visą pagrindą baigęs. Taip. Taip, kadangi dabar užsibrėžiu, jau turėjau atsimatavęs aš savo plokštę, tai man tik tais reikės klijų, užtepu ir viskas, dabar pagrindiniai va tokie darbai lieka, tik tais daugiausia laiko sugaišti ant va šitų paruošiamųjų darbų, kol gali tepti hidroizoliaciją, nes be šitų dalykų negalėčiau aš užtepti hidroizoliacijos ir jinai man nebūtų patikimai atlikta, jeigu kiti būna daro ant pačių sienų, ant grinai blokelių, ant bet ko tepa, bet čia turbūt iš nežinojimo, nes gražiai sandariai užsandarinti nelabai gali, tik tai sulygia siena, būna ypač kai paliekamas mažas sluoksnis hidroizoliacijos ir šviečia mūsų sieną. Tai va, dabar aš įsipjoviau gipsą. Man kaip ir kraščiukas tinka, viskas čia ganėtinai gerai. Aišku, reikėtų tik tais pasišveisti ir kadangi dar ta siena nėra visiškai tolygiai lygi, nes aš dariau tenais šitoj vietoj, kad susieitų su šita esama siena, tai teko daryti jos kontūrą, tai kadangi kampo labai didelio čia idealaus nebuvo, tai jisai kartojasi, tik tais tiek, kad man plokštumo gaunasi, čia pasidariau, šitą sieną irgi jau ganėtinai tvarkinga, tai nežinau, buvo mąstymai šitą sieną dėti nepilną, būtų galima sudėti iki vonios zonos, tai nežinau dabar ar pasikeitė kažkas ar nepasikeitė, bet paimtos plytelės jų šiek tiek daugiau negu numatyta, tai čia gaunasi apie 14 kvadratų plytelių, o šitų sienų, man atrodo, tiek ir nelabai ir gaunas. Tai ir grindim turbūt tos pačios, ir sienom, bet čia vienas tokias turėjo, tai
Žiūrėsim, kur sudėsiu. Tai kadangi dabar mano gipsas nelabai nori lyst, tai aš šitą pabandysiu išsidaužyti. Kartais tenka ir su plaktuku padirbėti, ne vien tik tais viską užtepam ir būna jau padaryta jau kito darbo. Kartais tenka ir pačiam pasidaryti. Tai va, pasiemu plaktuku ir su plaktuku padirbėti mokam. Aha, tik daugumai turbūt kils klausimas, kodėl tu nedarai su perforatorium, ką tu nenusiperki perforatoriaus ar panašiai. Ne, iš tikrųjų, chebra, nusiperki viską, bet dėl tokio darbo paprasto negi nešies perforatorių ir panašiai griausi sienas. Tai paprastas plaktukas irgi labai gerai tarnauja. Gerai, čia mes daug. Labai daug nevarysim. Šiek tiek prasigramdžiau tenais, kur liko klijų ir viskas man, sueina. Taip, idealiai tie siena, čia aišku galėtum pakelt, bet aš geriau užtepsiu šitą tarpą. Taip jisai patikimiau man laikys ir viskas. Tai tiek. Dabar einu maišytis klijų ir suklijuoju šitą plokštę. Kitokiu atveju būtumėm neįkišę sieną, ne sieną, ką aš nusišnekėjau, nebūtumėm įkišę vonę pačią, tai tada teko apdailą daryti jau ant pačios vonios. Aišku, negražu bus, kai pačią vonę patrauks ir tada ta apdaila jau visa, bus nelabai kokio grožio, bet jeigu šitą vonę kiek kartų jūs į kokius, nežinau, metus, 10-20 metų pakeičiat vonės, tai šitą, kadangi metalinė vonė, jinai ganėtinai ilgai laikys, ilgamžiškai, tai koks tikslas tada ją pasilikt, praktiškai dėl šiek tiek sutaupimo pinigų, nereikia naujos pirkti ir panašiai, nes jinai dar ganėtinai geros būklės. Ir jeigu jau keisis, tai aš manau, kad visą vonę jau reikės pačią renovuoti, tai jau gausis, kad ar taip jau griausi sienas ir čia daugiau nieko neprimastysi. Tai tokiu atveju sumaišau klijų, užtepu ir suklijuoju. Kadangi aš dabar turėčiau sumaišyti Perflixo, turiu tokią situaciją, kada mano kibiras jau yra išterliotas su rodbandu. Tai vienas minusas toksai trūkumas, kad jeigu aš dabar pradėsiu maišyti Perflixą, šitoj vietoje jisai jau greičiau pradės džiūt, vien dėl to, kad yra statybinių mišinių likučiai ant kibiro. Tai šitą variantą aš bandysiu kuo įmanoma greičiau padaryti, kad jie man taip greitai nesukietėtų, bet jeigu tektų daugiau klijuoti negu šitą kvadračiuką, mažiuką plotą, tai aš tada rekomenduočiau vis tiek pasiimti naują kibirą ir maišytis naujam arba švariam kibire. Tai toks variantas. Kadangi čia daug neturiu aš klijavimo, tai pasiemu porą šaukštų ir aš manau, kad jų ganėtinai užteks. Bet jeigu reikėtų daugiau jau dėti, tai reikėtų jau kito kibiro, nes su šitu kibiru aš jau manau, kad pilna užsimaišęs, jisai man labai greitai uždžiūtų ir būtų labai blogai. Tai nes yra tekę tokių variantų matyti, kada pasilikdavom, kolegos buvo rekomendavę pasilikti plytelių klijus, jeigu klijai lieka, jie užpila vandens ir permaišo. Tai tokiu atveju aš taip dariau kokius 2 kartus ir 3 kartą man gavosi cheminė reakcija, kada aš jau į nešvariu vandeniu užpyliau naujus klijus ir tie klijai pasidarė greitai stingstantys. Tai praktiškai nepatikėsit, bet vos spėjau uždėti plytelės ir jie man jau pradėjo uždžiūti. Tai žodžiu toks variantas. Tai jeigu kas, visą laiką rekomenduočiau švarų vandenį, švarius mišinius, nes jeigu kažkur tais pasilieka nešvarumų, tai jau turim didelę tikimybę, kad tas mišinys mums pradės džiūti daug greičiau negu numatyta arba bent jau tikėtasi. Jeigu turim tokią situaciją, kada dedasi labai nedaug, tai iš tikrųjų nedaug ir reikia, tai galima čia nieko tokio neatsitiks, jeigu ir šiek tiek jisai greičiau uždžius. Svarbu tik tai spėti išlyginti patį gipsą iki paviršiaus lygumo ir spėti į tą džiūvimo laiką. Baigiau maišytis.
kai mažas kiekis, tai galima tiesiog su paprasta ranka prasimaišyti, kadangi aš žiūriu, man jau beveik įsiglaudžia prie pat sienos, tai jau ganėtinai šiek tiek yra pavojinga. Tai aš dabar pasižiūrau, man, faktiškai idealiai, man vos priglaudus, tai čia tų klijų vos reikės tik tais užtept. Nežinau, tik tais gal dar kažkuriuose vietose man šiek tiek gal maišo, tai reiktų biškį pakalt. Gerai, atsižvelgiu į kurias vietas, kurios ir neleidžia man prisiglaust, bet manau, kad viskas ganėtinai gerai dabar. Tai, aš įspaudžiu, beveik viskas tikrai gražiai, švariai. Tai tokiose vietose aš gal tik tais padarysiu tokius mažiukus griovelius, kuriais galėtum prisispaust, nes jeigu aš čia užstepčiau labai jau daug klijų, tai gaunasi taip, kad man paviršius neleistų prisispaust, kol aš tų klijų nesulyginau su paviršium. Tai gautųsi taip, kad tektų plokštę nuiminėt, klijų perteklių irgi nutraukinėt, o čia praktiškai idealiai vieną prie sienos plokštę ir prisispaudžia. Aišku, reikės dabar biškį pavargt, kol aš ją įdėsiu. Tai. Gerai. Opa. Taip, kol kas labai baisiai nėra. Prisiglaudžiau prie sienos, ten jau prisispaudė. Na, aišku, pats dugnas, pati apačia, man jau šiek tiek išsilenkia, bet šitoj vietoje aš tikrai jau nieko negalvoju daryt. Čia man viskas ganėtinai gerai. Tai kaip ir prieš tai praeitam vaizdo įraše aš buvau daręs, tai jeigu šitą plokštę aš pasidarau taip, kaip reikia, arba pagal gulšiuką, tai praktiškai šita jau man einasi, kartoja šitą pagrindo plokštumą. Tai jeigu jinai viskas gerai, nėra guzų ir panašiai, aš gausiu ir šitą paviršių ganėtinai gerą. Tai dabar bandau su pačiu perfliksu užteptą plyšį. Ir viskas ganėtinai man čia gerai. Va. Op. Ir praktiškai šitoje vietoje jau viskas baigta. Taip, čia uždėta, čia išlyginta, tai belieka tik tais tą likutį kažkur tai supilt, arba bent jau jeigu kažkur yra lyginti, tai galima tada tą dalyką padaryti. Arba bent jau, kad pertekliaus labai daug neliktų, galima etapais maišytis po truputį. Šiaip, kadangi aš dabar matau, kad prie sienos pas mane tarp sienos ir gipso plokštės yra plyšys, tai aš tą plyšį bandau užlyginti su esamais klijais susimaišytais. Tai man čia viskas ganėtinai, kad gerai gautųsi. Neliktų tarpų, aš užtepu. Op. Так, о. Tai, į tą plyšį viską panaudojau, daugiau jau mišinio neliko, kaip ir čia idealiai buvo užmaišyta, viskas puiku, gražu.
Tai belieka tik tais paskutinis etapas įsiplauti pačius mano įrankius. Tai čia būtų vienintelis toks sudėtingiausias, nes labai daug sterlioja ir jeigu turim rodbandą, tai jis jau bus šiek tiek uždžiuvęs ant pačių įrankių, tai teks pavargti, šiek tiek ir pagramdyti stipriau, bet gal nieko tokio ir nusiplaus viskas, tai tiek.